Marijampolė tai ne tik miestas pietvakarių Lietuvoje, bet ir neoficiali Suvalkijos sostinė, kurioje susipina istorija, kultūra ir šiuolaikinis gyvenimo ritmas. Įsikūrusi prie Šešupės upės, ši vieta stebina savo tvarka, žaluma ir jaukumu. Jei manai, kad žinai Lietuvą, pagalvok dar kartą. Marijampolė gali nustebinti. Kodėl ne? Mariukės poezijos parkas. Orijus sakė, tas pats kaip centrinis parkas Niujorke, nėra dangoraižių. Įsikūręs pačioje Marijampolės širdyje, poezijos parkas kviečia pasinerti gamtos ir meno harmoniją. Čia čiurlena Javonio upelis, žaidžia fontanai, o šviesos sutemus sukuria tikrą spektaklį. Tai ne tik vieta pasivaikščiojimams, čia vyksta kameriniai renginiai, veikia amfiteatras, o modernūs suoliukai ir želdynai sukuria jaukią atmosferą tiek poilsiui, tiek kūrybai. Poezijos parkas tai gyvas miesto kultūros pulsas, kur kiekvienas kampelis kviečia stabtelėti ir pajusti Marijampolės dvasią. Koks įdomus suoliukas savo konstrukciją. Kaip eglutė. Pačioje Marijampolės širdyje stūkso įspūdingas paminklas tautai ir kalbai, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurtas monumentas iš rausvo granito ir nerūdijančio plieno siekia beveik 20 metrų aukštį ir sveria 300 tonų. Marijampolės Vytauto Didžiojo parke išdidžiai stovi 9 metrų aukščio paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui. Tai ne tik skulptūra, bet ir tautos atminties ženklas. Skulptoriaus Juliaus Narušio kūrinys vaizduoja Vytautą ant žirgo, šuoliuojantį į priekį, tarsi kviečiantį nepamiršti drąsos, vienybės ir valstybingumo idealų. Kiemelis Butlerienės gatvėje tikras kačių rojus ir miestiečių džiaugsmas. Legenda pasakoja, kad grafienė Pranciška Ščiukaitė Butlerienė labai mylėjo kates, tad dabar 3 bronzinės katės žaidžia su vandeniu ir stebi praeivius iš senelės. Sakoma, kad paglostęs visas 3 gali tikėtis išsipildančio noro. Tik perspėjimas, suvalkietiškos katės finansinių norų nevykdo, bet pabandyti juk nieks nedraudžia. Reikia 3 kates paglostyti. Tu kaip Orijus. Prieš plauką glostyti. Reikia taip glostyti, žiūrėk. O tu taip. Ne, 3 skirtingas kates. O dar vieną. Čia 3 ir yra.
Užėjom į restoraną, tiksliau gastrobarą 9 metrai skonio. Labai įdomus pavadinimas. Buvo neblogi atsiliepimai ir netgi Orijus savo laidoj, kelionių laidoj reklamavo. Bet mačiau paskutiniu metu atsiliepimai labai suprastėja. Ir dėl skonio, ir dėl aptarnavimo. Nutarėm patikrinti, ar iš tikrųjų taip yra. Tai galiu pasakyti, maistas pakankamai skanus, viskas gerai, bet aptarnavimas iš pradžių sėdo prie vieno staliuko, sako, galima čia? Galima. Po kiek laiko sako, žinot, čia vis dėlto buvo rezervuotas, persiskit. Na gerai, smulkmena, persiskam kitą vietą. Tada čia sakė, ilgai reikės laukti, išgėrėme tą alų savo ir kažko aš sigert dar norisi prie karšto patiekalo, sakau, geros turim, gerai, sakau, atneškit. Taip ir neatnešė, pamiršau. Tai arbatpinigių nebus. Mes Paryžiuje. Ar matėte kur nors medinį Eifelio bokštą? Yra pas mus irgi meistriukų, kurie moka tai padaryti. Įdomiai padarytas fontanas, krentantis lašai kaip per būgną, groja išleidžia garsą.